Mūsų komandos drifto sezoną būtų galima palyginti su Formule 1. Kaip ir automobilių sporto karalienė, taip ir mes lenktyniauti pradedame kovą, o baigiame gruodį. Pernai sudalyvavome 22 varžybose. Vos 2 mažiau nei jų yra F1 čempionate. Kaip ir pernai, sezoną atidarėme Ispanijoje. 2024-aisiais Valencijoje viskas buvo puiku. Puikia atmosfera, nuostabūs fanai, geras oras. Ir pačios varžybos praėjo puikiai. Iškovojau 2 vietą World Race Ice renginyje. Šiemet pirmasis Ispanijos drifto čempionato etapas persikėlė iš šiltosios Valencijos į šiaurinę Ispanijos dalį, pas Baskus. Miranda de Ebro trasoje man teko važiuoti pernai. Tikrai negaliu pasakyti, jog ši man labai patiktų. Latvijos Bikernieka ir Lietuvos Kačerginė man šiek tiek labiau prie širdies. Visgi puikiai suprantu, kad norint tobulėti ir konkuruoti su geriausiais, negali važinėti tik ten, kur tau labai patinka. Tad važiuojam pas Baskus. Nuo paskutinių mano varžybų jau buvo praėję daugiau nei 3 mėnesiai. Ir jau pamažu atsirado noras sugrįžti į trasą. Komandos nusiteikimas šiai išvykai buvo geras. Tačiau paskutinėmis valandomis nebesijaučiau tokia užtikrinta. Atsirado kažkoks nerimo jausmas, prieš pat išvyką nepavyko tinkamai sureguliuoti BMW variklio darbo, kelionės metu maistu stipriai apsinuodijo vienas vairuotojų, gerai, kad kojų nepakratė. Dar Vokietijoje policija nubaudė, nes techninis transportas viršijo leistiną svorį. Tai gerai, kad viską išsprendus nepavėlavome į treniruotes, o Kęstučio sveikata po truputį gerėjo. Net saulė pradėjo pro debesis lįsti, galvojau, na dabar tai jau lėksiu. Galvojau, pajudu į pirmąjį važiavimą, jungiu bėgius, 2, 3 rankinis gazas, važiuojam. Važiuojam ir nebevažiuojam. Variklis sumažina sūkius, mašina tiesinasi ir niekur nevažiuoja. Galvoju, gerai, gal aš kažką ne taip padariau. Važiuojam dar kartą. 2 važiavimas ir vėl tas pats. Taip ir prasikankinau pirmą treniruotę. Per pertrauką iki 2 penktadienio treniruotės mechanikai padarė pakeitimų variklio programoje, bet problema niekur nedingo. Persimetimo metu vis dingsta variklio alyvos slėgis ir sistema įjungia apsaugas. Apmaudu, kad nukeliavus tokį atstumą negali būti užtikrintas automobiliu. Nežinai, kada jis vėl ką iškrės. Ar negausi į šoną nuo iš paskos važiuojančio varžovo. Betgi yra žmonės, kurie tą variklį rinko ir programavo, ir tai jų darbas padaryti, kad BMW važiuotų kaip gali. Su tokiomis mintimis užmigau ir tikėjausi, kad šeštadienį kvalifikacijos dieną automobilis veiks kaip pridera, o aš galėsiu produktyviai padirbėti su spoteriu. Donatas. Jis pernai prisijungė prie Drift Happens ir puikiai įsiliejo į mūsų kolektyvą. Per daug ir tada atsukė atgal, kad pavažiuotų. Eik, šmirgelis. 2023 sezono pabaigoje jis man dalino patarimus, kai kartu dalyvavo varžybose Graikijoje. Man patinka, kai žmogus paprastus dalykus gali paaiškinti paprastai. Tad maniau, kad jei automobilis veiks, mūsų duetas irgi suveiks. Bet o dieve, kaip aš turėjau nusivilti. Antrąją varžybų dieną BMW važiavo geriau, bet sistema, norėdama apsaugoti variklį, vis dar gesindavo sūkius. Buvo gerų važiavimo momentų, bet kad gautųsi vienas geras švarus, tai tikrai ne. Atėjo kvalifikacijos startas, o aš suprantu, kad nei automobilis veikia kaip turėtų, nei aš turėjau nors vieną sklandžią treniruočių sesiją. Kvalifikacijai nusprendėme atjungti tas prakeiktas apsaugas ir bandyti sulėkti kvalifikaciją. Giliai širdyje žinojau, kad net jei praeičiau kvalifikaciją, į sekmadienio varžybas nevažiuočiau. Tai per daug rizikinga technikai. Teisėjai, stebėdami sportininko pasirodymą trasoje, vertina išpildytą liniją, kampą bei stilių. Taip pat baudžia už padarytas klaidas, pavyzdžiui, važiavimas tiesiai ar išleistas ratas.
Žinoma, kartais leidžia šiek tiek važiuoti tiesiai, ar ko nors nepastebi per dūmus. Pirmasis kvalifikacijos važiavimas buvo neblogas, tačiau papuoliau į tą pilką, šiek tiek tiesiai zoną. Nulis. Na gerai, galvoju, variklis nesprogo, atliksiu persimetimą šiek tiek lėčiau ir viskas bus gerai. Tačiau kol Sandra planavo, Dievas juokėsi ir davė lietaus. Pasikeitė sukibimas visoje trasoje, o susipažinimo rato nebuvo. Tad ir likau su 2 nuliais. We can't keep floating, we have to fall. This is the beat of broken hearts. We can't go on again, 'cause you seem like you want it bad. My head is spinning. Ne mano diena. Dabar jau visos viltys į Gediminą, mūsų komandos lyderį. Pernai jis čia tik per plauką liko nuo pergalės. Tačiau šį kartą nebuvo viskas sklandžiai ir jam. Penktadienį susidūrė su varžovu, kuris tiesiog sustojo trasoje. Antrame kvalifikacijos važiavime sugedo sankaba. Gerai, kad nors pavyko saugiai sustabdyti automobilį ir nenuskinti trasos maršalų. Mechanikai dar tą pačią dieną sutvarkė Toyotą ir sakėm, kad sekmadienį tai jau lėksim. Tai ir lėkėm. Taip lėkėm, kad net ratų varžtai lūžo. Taip ir baigėm savo kovas top 16 prieš Ispanijos čempioną Ruben Polanos. Tiek, kiek visko patyrėm per šią išvyką, užtektų visam sezonui. Na, o gal ir 2. Bet kas mūsų nenužudo, tas padaro stipresniais. Tad dabar jau susitiksime Nürburgringe. Stosim į pernai iškovotų titulų apgynimą. Aš Europos Drift Queen ir Gediminas Europos Drift King.